Labą dieną, tai šiandieną mūsų tinklalaidėje svečiuose pas Domsolis mokytoja Irma pasidalins savo patirtimi, įžvalgomis apie save, gyvenimą, apie švietimą ir apie savo kelionę. Labas, Ernesta. Labas, Irma. Tai pradėkime nuo susipažinimo klausimų. Papasakokite, kur užaugote, kokios patirtis ir žmonės ar interesai formavo taip, kaip esate šiandien. Užaugau kaime. Daugiausiai tai augau pas močiutės vienkiemyje. Mano tėveliai augo daugiau tokiam tarybiniam kolūkyje. Tokia buvo aplinka. O kadangi buvau judrus vaikas, tai jauni tėvai gal ne visada tapdavau iššūkiu savo jauniems tėvams, tai dažniausiai būdavau tremtyje, vienkiemy pas močiutę arba kitam kaimo gale pas kitą močiutę. Tai pagrinde aš labai daug vaikystėje būdavau arba su močiutėmis, arba viena kažkur pas močiutės kieme, gamtoje. Ir mane formavo būtent, kad aplink mane buvo daug vyresnio amžiaus žmonių. Ir aš visada jaučiau, kad mane tiesiog traukia vyresni žmonės, nes gal kai vaikas aš nesuvokdavau tų dalykų, bet man atrodo, kad aš jausdavau tą jų patirties svorį, tą jų gyvenimo nugyvento kažkokį patirtis ir man šalia jų būdavo ramu. Nes kas yra vyresnio amžiaus žmogus? Jis jau nebesiblaško, jis jau nebeieško, jis yra nurimęs. Ir vaikui šalia vyresnio žmogaus, kaip man kaip vaikui, būdavo kažkaip labai ramu. Tai gamtos apsuptyje, prie močiučių daugumoje esu augusi. Girdžiu, prie močiučių, gamtoje, tarp suaugusiųjų. O kas paskatino tapti ikimokyklinio ugdymo mokytoja? Šitoj vietoj galiu pasakyti, kad daug mąsčiau šito klausimu, daug galvojusi, nes giminiai mano yra mokytojų ir nemažai. Bet mama, tėtis, jų buvo kitos profesijos. Tiesa, mama buvo darželio auklėtoja irgi. Tam kurį laiką, bet labai trumpai. O paskui dėl sveikatos problemų ir dar dėl to, kad buvo daug motinystės atostogose, tai augino vaikučius, tai jinai tą profesiją turėjo palikti. Ir aš galvoju, aš kai prisimenu save mokykloje, tai aš iš savęs pamenu, kad niekada neturėjau mokytojams jokio priekaišto dėl parašyto žemesnio balo, pažymio. Mane stebindavo, kaip kiti vaikai pyksta, kad gauna žemesnį balą. Ir aš taip mąsčiau, kad aš tai turbūt, kadangi neišmokau pamokos, kadangi nesimokiau, tai aš kaip ir nelabai turėčiau tokią teisę atlikti. Ir permąsčius pamaniau, kad turėjau daug gerų mokytojų. Ir literatūros, lietuvių literatūros mokytoja buvo pas mus tikra asmenybė. Grubinskienė iš Pasvalio. Dabar jinai gimnazijoje dirba. Regina Grubinskienė. Tai galbūt ir tie mokytojai vis dėlto yra padarę man poveikį nemažą. Ir studijavau Vilniaus konservatorijoje chorvadybą. Tai irgi buvo labai įdomių mokytojų ir meno istorijos, ir muzikos istorijos. Tikrai tikros asmenybės ir stebėjau tos žmonės, mokiausi iš jų ir tikriausiai galimai kažkur į pasąmonę ir nusėdo tas jų padarytas poveikis man. Girdžiu apie padarytą poveikį jums, o kokios jūsų stipriausios patirtis su vaikais dirbant? Kad vaikas, jisai atrodo, kad jis yra mažas ir kad jisai nieko nesupranta. Ir kai aš pradėjau dirbti su vaikais, pamačiau tokius dalykus, kurie mane tiesiog net yra kaip ir savotiškai šokiravę. Jų intuicija, jų mąstymas, kad tikrai, pavyzdžiui, buvo tokia istorija visai nesenai. Aš tokių
įvykių, jie, žinot, dažnai kartojasi ir net negali atgaminti, kas stebino, nes tai, kai gyvenimas bėga, plaukia, bandau atrasti ir tai jau nuplaukia, nebent užsirašiusi būčiau kažkur. Ir tai nėra įrodoma. Bet aš turiu vieną įrodymą. Aš turiu tokį įrodymą, kad prieš keletą savaičių mano šuniukui darė operaciją. Ir aš tą dieną kaip tik su vaikais buvau darbe ir kaip tik tuo metu mes iš ryto su vyru nuvežėm šuniuką, palikom. Ir tuo metu vyko operacija šuniukui, kai aš buvau darbe. Ir tada aš vaikščiau su tuo tokiu, man širdį buvo mano šuniukas. Mano šuniukas juodas, visas juodas. Ir net sunku jį nufotografuoti, nes jis toks juodas, kad nesimato akyčio, nosytės. Ir aš vaikščiau iš širdie, tą nešiojausi, tą kaip jam, kaip sekasi, nes operacija tokia buvo irgi truputį gal sudėtinga. Ir jau reikia man eiti, pakeisti, ateina kita mokytoja, mano jau darbo laikas baigėsi, prie manęs prieina mergaitė, vardu Ieva. Aš nieko niekam nepasakoju, man kai sunku, aš negaliu kalbėti, galbūt po laiko. Ir jinai sako, Irma, čia tau. Ir jinai man padavė tą piešinį. Čia tau, sako. Ir ką jūs matot tam piešinyje ir kokią žinutę jums perdavė mergaitė? Kad vaikai tiesiog viską ne tai, kad jaučia, jie tiesiog net mato, kad mano širdyje, kas juodas šuniukas. Aš sakau, čia šuniukas. Na, jinai sako, čia pantera. Bet mano šuo tikrai tokia kaip pantera, jinai tokia, na, čia jau nekeičia esmės, ar ne? Pažiūrėjus, tai buvo dar vienas tas, ir aš jau paskutiniu metu jau manęs tai iš tiesų net nebestebina, bet aš jums norėjau tavo nesti parodyti tą įrodymą, kas yra vaikas. O jūs prieš tai pasakojote apie tą šuniuko savo istoriją, ar ne? Jūs nieko nepasakojote? Kad šuniuką turiu taip, jie žino, kad aš turiu šuniuką, mano vaikai, mano auklėtiniai, mano ugdytiniai, jie apie mane daug dalykų žino, nes mes pasakojam, mes kalbamės, jie žino apie juos, jie žino apie mane, bet kad šuniukas serga ir kad jis kažkaip negerai jaučiasi, nieko nežinojau. Tai sakau, tokia istorija, toks įrodymas ir tos patirtis, kada vaikai tiesiog, jeigu ir negali išreikšti žodžiais, kaip aš, jie tiesiog nupiešia. Ir jie man atneša piešinį ir tame piešinėje viskas parodyta. Tai čia ir tampa įrodymu, kad vaikai yra daug giliau matantis, mąstantis. Aš, kai atsimenu save iš vaikystės, aš pamenu dalykus, kada aš labai, man rodėsi, kai vaikas tai nesupranti, galvoju, kad visi taip jaučia. Dabar gal tik iš šito atskaitos dabartinio taško galiu suprasti, kad buvau jautrus žmogus, jautrus vaikas. Tai jaučiau, kaip manęs nesupranta man aplinkinis suaugusių pasaulis ir jaučiau, kaip esu nesuprasta daugumoje situacijų. Tai ir dabar suprantu, kai dirbu su vaikais, kad norėčiau suprasti vaikus, nes tai yra labai svarbu, kad vaikas nesijaustų vienišas ir nesuprastas. Girdžiu jūs, kad vaikas nesijaustų vienišas ir nesuprastas. Ir koks vis tik tais yra didžiausias iššūkis, dirbant su vaikais? Tai jums. Aš girdžiu apie tą jų atjautą, pajautą, intuiciją ir kartu iššūkis. Ar turite iššūkį? Taip, darbe, kai būna tokie dalykai, kad greitai keičiasi situacija, kad reikia ir kažką nunešti ir surinkti parašus iš tėvelių ir kažkokie dokumentų tvarkymai. Dabar irgi kelsimės į naują darželį vasarai, nes mūsų darželį uždaro renovacijai ir visokie. Ir tuo pačiu, kada vaikas mokytoja man tas, mokytoja man anas ir Margalė, ir tuo pačiu tu turi daryti dalykus ir kaip netyčia, kad to vaiko kažkaip nepadaryti dėl gal tų situacijų tokių nereikšmingų, kai tu turi irgi kažką visame tame sūkuryje
vis tiek palaikyti tą žmogišką ryšį. Dar iššūkiu tampa toks dalykas, tie ramus patogūs vaikai. Jie dažnai, aš važiuoju su dviračiu namo, aš galvoju, o aš paklausiu, kaip tu šiandien jautiesi, to ramaus vaiko, nes daug dėmesio labai sugeria, gauna dėmesio vaikai, kuriems neramu, kurie yra aktyvūs, kurie yra lyderiai, ar ne, jie išsikovoja tą dėmesį vienaip ar kitaip visokiausiais būdais ir tinkamais ir netinkamais. O tas ramus patogus vaikas, dažnai galvoju ir stengiuosi prieiti, kad neliktų pamiršti šitie vaikai irgi taip pat. Tie ramus, tylus, viskas stebintis vaikai. O kaip jūs prie jų prieinate? Tenka prieiti, nes jie neprieina. Tenka prieiti, paklausti, kaip jautiesi, kaip tu šiandien miegojai, kaip tu šiandien jautiesi. Ir kokios reakcijos būna vaikų, kai jūs prieinate? Tai Prie tų ramių patogių. Prie ramių patogių vaikų. Galbūt ir kartais jie ir būna, kaip pasakyti, nustebę, kad ir juos kažkas kreipia dėmesį. Nustebę arba pats sutrikę truputį, nežino, ką atsakyti, bet pratina kažkaip, kad visi vienodai svarbus, visi. O kiek jūs jau metų dirbate su vaikais? Su vaikais aš jau 22 metus dirbu, o mokytoja 10 metų aš dirbau privačiai su vaikais, privačioj srity daugiau, o paskui jau pradėjau dirbti iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo mokytoja darželyje. Ir kas jums labiausiai patinka šioje profesijoje? Tai tas, kad nei viena diena nėra nuobodi. Nei viena diena. Jinai kiekvieną dieną skirtinga ir aš pabundu ir galvoju, na, tai kas šiandien pas mus, koks vyks veiksmas, koks vaizdas bus šiandien, nes ir tada, kai grįžtu namo po darbo, grįžtu, kartais šliaužiu, visai būna iš nuovargio, kartais iš džiaugsmo, visai būna. Tai suprantu, kad buvo ta dar viena kitokia, visiškai kitokia ir nepanaši, ir visiškai nepanaši viena į kitą. Ir niekada nebūna nuobodu, niekada nebūna nuobodu. Ir pavyzdžiui, jeigu būna kažkokia, tarkim, jau kažkoks virusas išguldo vaikus visą grupę, tai ir lieka ten 3-4 vaikai, kaip sustoja laikas tada, jisai visiškai sustoja. Nes tas vaikų toks skleidžiamas garsas ir jų visa ta vitalinis tas judesys, laikas stumia greitai, labai greitai eina laikas. Labai greitai sukasi aš kartu ir aš su jais visais kartu taip greitai, bet aš jau taip greitai sensiu. Bet girdėjau, kad kas dirba su vaikais sensta lėčiau, tai čia... Tai greitai nepasensit. Na, kaip bus, tai bus senatvė, irgi geras dalykas. Šalutinis poveikis mokytojo profesijoje. Taip, šalutinis poveikis. Niekad nepasenti. Niekad nepasenti, taip. Ačiū už pažintį. Ir dabar keliausime prie kito pokalbio etapo apie gyvenimo kelio. Tokias atkarpas ir klausimus. Tai kokios patirtys ir vertybės vis tik motyvavo jūs pasukti į švietimo lauką? Galėčiau pasakyti, kad visą tai, kaip man atrodė, kad vyko chaotiškai. Vyko taip kažkaip, aš visada gyvenime, kaip sakiau, mane stebindavo, kad mes viduriniai mokykloje, kai mokiausi Pasvalio viduriniai mokykloje, tai man buvo keista, kai mano bendraklasiai planuoja, žino, kas bus, kur stos. Taip, gal tai ir tėvų įtaka, tarkim, mano šeimoje buvo biškutė kita situacija, mano mama turėjo onkologinių susirgimų ir, jinai kovojo už išgyvenimą, tėtis vėl buvo paskendęs irgi truputį savo rūpesčiuose dėl to ir savaip sprendė tas problemas. Ir
Tai aš labai daug atsakomybės nešiau vaikystėje kaip vaikas, kurios galbūt vaikui nereikėtų nešti, bet taip atsitiko. Ir man taip nereikšmingai atrodė tie dalykai, galbūt kažkiek ir mokslas mano, tarkim, nukentėjo, nes galbūt buvę kitaip, nes turėjau rūpesčių aš namuose. Mes turėjom rūpesčių su sesė ir su broliu. Ir man buvo keista tie pokalbiai, kad mes kažkaip žino, kad tokie jauni žmonės jau žino, ko bus. Aš niekada nežinojau, kas kur nueisiu. Ir pas mane toks buvo visą laiką tokia kaip stichiškas ar ant emocijų kažkoks tas mano kelias, nes aš buvau, žinokit, ir kirpėja, ir šokėja, ir mane labai stūmė iš tikrųjų literatūros mano mokytoja ir visa klasė, kad aš eičiau į aktorinį, bet aš būčiau perėjus tos visus dalykus, aš jau buvau patekusi į atranką, bet labai sutrukdė auginukai, nes pasirodo aktorius tais laikais, kai tai dalyvavau atrankoje Miltinio, Juozo Miltinio teatre, tai sakė, kad turi būti akių kontaktas su žiūrovu. Ir sako, jūs tai viską gerai, bet sako, jūsų akių kontaktų mes nematom. Ir tikrai aš pamačiau, kad aš tada dar buvau jauna ir akinių nenorėjau nešioti ir aš nemačiau jų akių, nes buvau trumparegė. Tai jiems va šitas dalykas sakė, kad tiesiog, o tai yra labai svarbu. Na, bet pabandžiau ir tada studijavau chorvadybą ir muzikos mokytojos kelią buvau pasirinkusi Vilniaus konservatorijoje, Tallat Kelpšos konservatorijoje, ten buvo toks filialas. Bet kadangi tuo metu nebuvo darbo, kai pabaigiau tą konservatoriją, tai teko rinktis privačiai kažkur su vaikučiais padirbėti, nes aš pati ne iš Vilniaus, man reikėjo iš karto o aš miesto šitą palikti nenorėjau, žinoma, nes labai puikus miestas, tai tada dirbau privačiai, o paskui jau po truputį, tai patekau aš šitas vandenis. Tai kas buvo tas reikšmingiausias įvykis jūsų asmeninėme gyvenime? Kas tas buvo virsmo taškas? Ir ką iš jo pasiėmėte? Toks virsmo taškas buvo, kad aš kaip privačiai dirbau su vaikais, aš jaučiau vis tiek, kad aš tą tokį, kaip pasakyti, kamerinė aplinka, tokia kaip uždara, truputį maža man ir aš kad nebetelpu. Ir atsimenu, dar su savo auklėtiniais nuėjau parašyti prašymą į edukologijos universitetą, nes man reikėjo truputį pratesti. Man muzikos mokytojo neužteko diplomo, ten reikėjo to iki mokyklinio. Ir dar aš berašant, mano auklėtinis dar širdutę nupiešė aš nemačiau, aš rašiau tą prašymą, kad mane noriu studijuoti ir tas vaikas širdutę nupiešė man ir taip su širdėlė ir liko tas pažymėtas, tas mano prašymas. Nes, tiesiog jaučiau, kad netelpu savyje ir kad kažkaip turėčiau truputį realizuoti kitaip. Tai ir buvo tas postūmis, atsimenu tą būseną, atsimenu tą dieną, kaip aš ėjau ir kaip aš, tikrai jaučiau, kad darau tai, ką turiu daryti. Keliaujate savo gyvenimo keliu. Taip, savo gyvenimo keliu, tikrai galiu pasakyti. O kas yra jūsų resursas? Tai yra dalykai, kurie suteikia daugiausiai stiprybės. Ir kas yra tie žmonės, iš kurių jūs mokotės ir kokios yra jūsų supergalios? Pagrindinis resursas tai yra gamta. Kadangi gamtoje augusi, gamtinėje aplinkoje, tai būtinai man reikia prieglobsčio tokio išvažiavimo į gamtą, įsižeminimo, galbūt pavaikščiojimo basomis, pabuvimas prie didesnių medžių, brandžių, vėjyje. Tas įsižeminimas ir, aišku, darže labai mėgstu pasikapstyti, sakau, čia mano smėlio dėžė, čia mano smėliadėžė. Tai darže. Tai čia aš, jeigu neturiu tos galimybės į gamtą, tai tada muziką, kažkokių podcastų klausausi irgi, man labai patinka.
Tai kas yra tie žmonės, iš kurių jūs mokotės ir kokios yra tų žmonių supergalios? Tie žmonės galbūt, aš jos dabar pastebiu, kad mano gyvenime tokiais tiesiog nustebina mane, tam, pavyzdžiui, jeigu klausai su kažkuo interviu ir kažkokia frazė, kažkoks pamastymas, arba kažkoks kamerinis ansamblis Vilniaus Duodeko atsirado. Neatsirado jisai jau senai, bet aš išgirdau visai neseniai, tai iš viso kosmosas. Tokie dalykai, kad yra labai daug dabar tų žmonių ir su galingais, gražiais gebėjimais, su balsais ir aš labai daug ko žaviuosi. Ir pas mane, jeigu pasižiūrėsiu mano tai, ką aš mėgstu, tai nuo repo iki sakralinės muzikos labai platus iš tikrųjų tas visas spektras. Ir tų žmonių, ir muzikos, ir aš tiesiog neapsiriboju tokiais dalykais, tai galiu pasakyti, kad man tai yra kaip tokia karuselė besisukanti, kur aš gaudau dalykus gražius, gaudau tos dalykus, tos žmonės, ir tų žmonių tikrai yra labai daug. Ir tai gali būti visai nelabai garsus žmogus kažkoks. Bet išskirčiau žmonės, kad, pavyzdžiui, Leonidas Donskis, mūsų, kur niekaip negaliu irgi susitaikyti su jo išėjimu, Jonas Mekas. Man irgi labai žmogus, kuris buvo kažkaip artimas, kai skaitydavau, ką jis yra parašęs. Bet taip pat galiu pasakyti, kad citatas, kurias atrandu artimos man, klausau, pavyzdžiui, Lietuvos radiją, LRT Klasika, ir dabar LRT Klasika birželio mėnesį švęs 100-metį. Ir sako, kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Ir taip, ir iš karto surezonuoja, kad taip kelia, kad aš esu žmonės tampame tuo, ką mes kasdien ir darome. Tai yra toks, mano ir kelias yra, nes aš kasdien ir suklystu, ir man nepavyksta daug dalykų labai. Ir aš paskui galvoju, kaip, ir keičiu save, ir stengiuosi keisti, kad su vaikais galėčiau ir juos valdyti, nes yra daug vaikų, nes kartais ir tonas pakyla, vis tiek kaip paukščio, žinot. Visko būna ir galvoju, ar aš teisingai pasielgiau, ir apmąstymai, refleksijos, ir tiesiog, o po to tarsi ateina atsakymai iš kažkur. Iš radijos, kažką pamatai. Tokie įdomus dalykai, šiaip labai. O kokia jūsų ateities vizija švietimo sričiai, pasauliui ir Lietuvai? Yra ateities vizija tokia, aš manau, kad persisukinęs pasaulis atsisuks į savo esminės vertybės, į savo dalykus, kurie juos ir palaiko, pamatinius dalykus, nes, kaip sako, jeigu pasaulyje nebus, kas iš to, kad planeta bus, kaip paveikslėlėje šiandien žiūrėjom, visa Žemė apteršta, tarkim, su mažai žalumos, tai jeigu dabar ta Žemė, tai kur tu važiuosi su to brangia mašina savo, su tais brangiais batai, kur tu eisi per tą sergantį nelaimingą pasaulį, kur tu nukeliausi? Niekur nenukeliausi, tai mes ir su vaikais apie tai kalbam, ir kad vis dėlto persisukinęs pasaulis turėtų atsisukti ir sustoti. Ir aš manau, kad tai vyks, tai yra natūralus procesas. Kada atmes tuos nebūtinus dalykus ir suprasit, išmoks atsirinkti, kas yra kas, ir kaip mums visiems vis dėlto yra ramiausia ir geriausia. Tai šią savaitę yra 30-oji Finkyklų programų savaitė ir kelionės Finkyklų savaitė. Tai kokie įspūdžiai prakeliavus jau visą kelionę? Šiandien buvo ypatinga pamoka. Valandėlė, sakyčiau, ne pamoka. Nes pasakiau vaikams, kad tai yra paskutinė mūsų valandėlė.
ir kad tai yra paskutinis mūsų toks susitikimas šioje kelionėje. Ir kai pradėjau skaityti knygelę apie mylėti žemę, tai mačiau vaikų veidus ir sako, žinai, man tiesiog širdis verkia. Bet aš sakiau jiems, aš matau, kai jūs užaugsite, jūs saugosite žemę. Ir jie sako, taip, mes norim tai daryti. Ir kai vienam paveikslėlė buvo tokia, kaip purvina, tokia apleista žemė, užteršta su gamyklom, tokia ruda. Tokia, ir jie sakė, o ne, bet sakau, tai taip nebus. Nes jūs žinot, kad per tokią žemę niekur nenukeliausi ir nebenorėsi keliauti. Ir kad galima ir susirgti gyvenant tokioje žemėje, tai vaikai suprato tą jų kalbą, tą reikšmę, kaip svarbu mums yra tas ir oras, ir mes pasakėm, kad vis tiek, kad padėti pasauliui reikia gerai ir mokytis, reikia stengtis, nes reikės kurti dalykus. O kad sukurti dalykus, reikia, kad gerai veiktų smegenys ir protas, ar ne? Ir vaikai sakė, mes mokysimės, mes viską darysim, mes mažiau pirksim, mes mažiau keliausim, mes pakalbėsim su tėvais. Ir mačiau, kad tai taip giliai liečia jų širdis, tai viena mergaitė nusisukusi net pakūkčia truputį, bet ir vėl atsisuka, ir vėl tos akis tokios viltingos. Ir aš mačiau tos vaikus, kad jie tikrai užaugę ir dabar netgi jie jau supranta, kad labai svarbu pasaulį saugoti. Nesakau, mes visi skriejame ant tos planetos ir mes neturim daugiau kur išsikelti iš jos, mes visi čia turim sugyventi. Na ir gavo jie tos pasus. Koks buvo didžiulis. Čia dokumentas, kad tu esi žemės pilietis ir kad tu pasižadi saugoti žemę. Ir jie gavo tą dokumentą, prieš tai aš pasakiau, tokią intrigą užmezgiau, kad reikės nusidrožti plonai pieštukus, nes reiks tokį mažą, labai svarbų dalykėlį padaryti mums, nes ten tokie maži paveikslėliai. Tai jie drožė visą rytą tos pieštukus ir paskui spalvino tą pasą. Na, žinot, labai reikšmingai pabaigėm ir pati net nesitikėjau, nes daug tokių buvo pas mus ir kitą darželį mums reikia keltis, nes pas mus uždaro vamzdynus daug. Ir jaučiau pati iš savęs, kad truputį jau tokia, jau galas, jau kaip čia dabar, nes vis laik su pilna energijos ateidavo. Ir šiandien aš atsipalaidavau, aš taip labai ramiai kalbėjau ir įvyko tas toksai virsmas, toks iš vaikų pusės. Stiprybė ėjo, suprantat, ne iš manęs, o iš jų. Ir aš gavau iš vaikų tą atgalinį ryšį. Ir taip ir man parodė, kad šita programa įvykdė savo misiją. Ir aš likau visiškai rami ir aš tikiu, kad šitie vaikai, ir sakiau, dar kiti milijonai vaikų, kurie turės tokią gerą programą ir tokias geras mokytojas, kurias moka parodyti ir paaiškinti viską vaikams. Tai iš čia ir bus tas pasaulis. Tas saugus, žalias, tas gražus, sveikas pasaulis, kuriame bus gera būti. Ačiū. Ačiū, kad keliavote ir kad įkvėpėte vaikus ir kad jie jūs įkvėpė ir nutiko toks virsmas 30 savaičių kelionėje. Ir jums, Ernesta, ačiū už tai, kad jūs atvežėte, kad jūs mums visą tai suteikėt galimybę su tą programą dirbti. Labai esam dėkingi jums tikrai. Ačiū. Dėkui. O jūsų žodžiais, kas yra dialogas? Dialogas dažniausiai vis dėlto gyvenime, kasdienybė visi yra monologai. Mes kiekvienas vis tiek esame daugumoje monologuose. Ir kad įvyktų tas tikrasis dialogas. Žiūrint, koks dialogas, ar tas dvasinis, ar dialogas šiaip toks kaip reikaluose, kaip dvasinis dialogas gali neįvykti niekada. Aš galvoju, tai yra stebuklas. O šiaip dialogas, kad išgirsti kitą žmogų. Jeigu nori kitą žmogų išgirsti, tai išgirsti tu gali, bet suprasti
kitą žmogų gali tik tada, aš taip manau, kai esi pats išgyvenęs tai, ką išgyvena jis. Nes toks pavyzdys buvo, pavyzdžiui, mano vyrą kankino nemigos ilgus metus ir jisai buvo irzlus ir nelaimingas. Ir aš nesuprasdavau, kol pati nepatyriau, kas yra nemiga. Ir aš viską supratau. Tai aš norėjau suprasti, bet aš negalėjau suprasti. Aš bandžiau suprasti, kas tai yra ta nemiga, bet kol tu pats nepatirsi, tai galiu pasakyti, kad vis tiek, aišku, visko tu gyvenime nepatirsi, kad visus suprasti. Tai čia ir yra tas toksai stebuklingas ryšys. O kas jums asmeniškai yra dialogas? Būtent jums? Kai mane girdi ir kai aš girdžiu, kai mane supranta ir aš suprantu, galbūt kai išlaukia, kai aš moku išlaukti, mokausi išlaukti, neužbėgti, nes turiu tokį charakterį, kai mes mokytojai iš to chaoso išeinam, vis tiek mes tokiam chaosėlį būnam. Visada. Ir mes kaip, vis tiek pas mus multitaskinimas vyksta, nes tu negali nieko, tik tai kažkas, tai vaikas pribėgo, tai tu su vaikais tada iš kažkur ir tu visą laiką esi su tai daug akių, daug rankų ir tu visą laiką esi tokia būtybė. Ir tu ateini pas tokį ramų žmogų, mokytoją. Ir tada įvyksta tas toks visiškai skirtingų dviejų būsenų. Tai mes mokytojai turim susirinkti paskui, aš kaip mokytojai turėčiau mokėti susirinkti iš tų 10 rankų virsta 2, iš tų 100 akių 2, iš 100 ausų 2 ir aš tada jau galiu ramiai su kažkuo kalbėtis, kad sugrįžti save. O kaip manote, ar svarbus visuomeniai dialogas? Tai žinoma, be galo, bet dabar dialogo ir trūksta pasaulyje, kas dabar darosi, kas vyksta. Tai visą tai dėl to, kad vyksta monologai. Ačiū. Ir keliaujame prie pabaigos mūsų tinklalaidėje, mūsų pokalbiui. Ir tokiais savo tinklalaidė mes užbaigėme pakviečiant pašnekovą pabaigti sakinio dalį. Tai va, aš keletą tokias frazę pasakysiu ir jūs pabaigsiu. Frazę pasakysiu ir pabaigsiu. Tai pirmoji frazė. Kuomet vaikas nesijungia į grupinės veiklas, vadinasi, jis jaučiasi nesaugiai arba kažkaip negerai jaučiasi. Švietimas tai? Švietimas? Galiu paskaityti. Kaip tik turiu. Švietimas tai yra toks dalykas, kai anot Vidūno, žymaus filosofo, žmoguje turi žmogus pirmauti. Tuomet žmogus pasilieka sveikas, gražus, malonus ir išmintingas. O žmogus vyriausiai tuo turi rūpintis, kitkas randasi savaime. Tai sąmonės skaistumą, išminties šviesybę, manymo galybę žmogus turi auginti. Taip jis tepalaiko viršų ant visa ko, kas žemiau stovi už jį. Taip jis ir tai išlieka. Taip žmogus atspėja gyvenimo mįslę. Tai čia tokia, kaip sakyčiau, švietėjo, nes aš, jeigu dirbu švietimo sistemoje, aš vis tiek esu tas šviečiantis žmogus turėčiau būti, ar ne? Tai va šita Vidūno tokia, aišku, tobula mintis, jinai irgi man daug imponuoja. Tai yra švietimas šviesti kitiems ir šviesą juose auginti. Mano laikas? Mano laikas, tai yra mano. Kartais aš norėčiau, kad prasidėtų kelionė, tikroji kelionė, kažkur į kalnus, į senus miestus, į Armėniją norėčiau. Ir pabaigai aš esu žmogus, kuris nori šviesti kitiems. Ačiū labai. Ačiū. Nuostabiai užbaigtas pokalbis.